Gilų Media pristato. Marijos Elseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Meno misija yra paveikti meno vartotojo emocijas. Meno kūrėjas, jo misija yra nepateikti atsakymus visiems meno vartotojams, bet sudaryti sąlygas, kad jiems kiltų klausimai ir jie patys ieškotų atsakymų. Palaukite, jeigu ta opera mano sukurta yra prieš 35 metus ir jį po 35 metų padarė tokį įspūdį, kokį jį būtų padarius, jeigu būčiau galėjęs pastatyti tada. Man įdomiau yra tokie filosofiniai dalykai, o ne tiesiog pasakos inscenizacija. Ta pasakė, na pasakė, čia viskas taip. Tai yra ir man atrodo, kad šita Gedos va šitas, paskui po šitos eglės prie manęs ir klausė, kur galima paskaityti Gedos libretą. Jo versija ir mano operoje jau yra su didelė mano intervencija. Jo buvo 3 veiksmai, mano 2 padaryti, reiškia dingo tėvai, dingo seserys, nebėra tenai tik 3 broliai vietoj 9, ten daug ilgesnės scenos buvo su tais visais apgavimais, tų kitų atidavimų, tų baltai atrodančių kaip jaunamartė. Šitas pradingo, kad sutrumpinti tada pasidarė, man atrodo, kad ta trukmė 2 veiksmai, jinai yra pati geriausia. Paskui jau 3, jau žmonėms atsibosta žiūrėti. Mintis sukurti roko operą pagal Eglę Žalčių karalienę, pirmas klausimas kilo dėl libreto. Na ir man iškart pasakė, sako, taigi yra Salomėjos Nėries poema. Pasakiau iš karto, kad netinka. Aš jau tada, tai įvyko prieš kokius gerus 40 metų, jeigu nedaugiau. Aš buvau baigęs jau klasikinę konservatoriją, aš buvau susidūręs su operos menu, tiesą sakant, aš nebuvau operos solistas ar ten kažkoks, bet man teko diriguoti iš operų numerius tam tikrus ir aš turėjau suvokimą, kas yra opera, kuo jis skiriasi nuo dainos, kaip tą reikia vystyti. Kodėl netinka Salomėjos Nėries poema? Todėl, kad ten yra labai daug pasakotojo teksto. Reiškia, tada autorius yra iš karto suvaržomas, kad jisai turi įvesti personažą pasakotojai, tada reikia kurti istoriją kitaip kažkokiu būdu, kai jis daug kalba. Plius, nėra tenai ansamblių, kurie yra būtini, kažkokie ten duetai, tercetai, kažkas tokio, nieko tokio nėra. Nėra vaidmens chorui atskiro, kuris taip pat būtų koks tai personažas, kažką jis ten veiktų. Tada lyg tai beviltiška situacija. Ir klausia, tai ką daryti? Aš sakau, tai žinot, būtų aišku idealus variantas, jeigu koks nors lietuvių poetas, dramaturgas, poetė, dramaturgė, mums specialiai sukurtų tokį libretą. Ir aš apie Sigitą Gedą net nedrįsau pagalvoti, aš apskritai nepradėjau svarstyti, kas galėtų būti tas žmogus. Nes tada skirtumas tarp mano kažkokio veiklos ir to, ką jau buvo padaręs Sigitas, ir pripažinimas jo buvo tikrai ne tik daug žadantis, aišku jaunesnis, daug jaunesnis negu kad dabar būtų. Bet jis jau buvo tos pažadus savo nemažai tęsėjęs, jau buvo jo knygų išėję, viskas, jis jau važinėjo po Lietuvą į savo poezijos vakarus, susitikimus įvairius. Ir aš net nedrįsau galvoti, kad jis man tada tik pradedančiam, o aš tada buvau autorius, buvau sukūręs keletą chorinių dainų, keletą tai, kas vadinosi estrada tais metais, estradinių dainų kažkokių tokių, tik tai toks. Ir aš galvojau, kodėl jis turėtų norėti man, tokiam pradedančiam kažką sukurti, būdamas toks jau pripažintas. Ir kai man paskui pasakė, sako, jeigu Geda, sako, aš negalėčiau apie nieką svajoti netgi geriau negu kad jis. Ir man neužilgo paskambino ir pasakė, kad Geda sutiko su manim susitikti, mane priimti. Aš nuvažiavau pas jį į namus, jis tada gyveno Karoliniškėse, tiesiai prieš Karoliniškių polikliniką, 12-aukštis monolitas, užėjau pas jį į butą, jis mane pasodino į sofą tokią, o priešais mane stovėjo valgomasis stalas apvalus ir kėdės aplink. Jis pasuko vieną tokią kėdę, kad žiūrėtų į mane, aš jam iš šono buvau taip, atrėmė galvą į stalą taip vat,
ir žiūri į mane tylėdamas. Tai. Dabar jau mūsų neišgelbės nieks. Nieks nepareina iš anos nakties, mums gaudžia baltos jūros prapulties, mums jūros ciklamenai, o mes nieks. Mums kiaukutai ir kaulai tos nakties, dabar dangus ir pragaras žydės, nėra, nebus jau meilės nei mirties. Dabar jau mūsų neišgelbės nieks, im kaukolę atgyjančios nakties, dangaus ieškojai žiedo prapulties, ar laimės troškai nieks čia nežydės, tik vienas baltas žodis iš mirties, nebus jau niekur nieko tik žydės, ilgi stiebai melsvėjančios nakties. Va, aš to žvilgsnio jo nesupratau. Pagalvojau, ką jis mane tyrė, vertina, ar čia sutik, nes eidamas pas jį, aš nežinojau, ar jis sutiks. Ir aš buvau pasirengęs tokiam jo pasakymui, kad taip, žinoma, lietuvių literatūra, čia yra klasika, Salomėja Nėris, bet žinote, aš dabar turiu su 2 leidyklom sutartį, 3 mane ragina pasirašyti, aš turiu daug dienų, gal ne anksčiau kaip kokių 5 metų. Aš viską suprasiu, pagalvojau, atsiprašysiu už sutrukdymą, išeisiu ir tada galvosiu, bet man bus aišku labai skurdu. O jis taip ilgokai į mane pažiūrėjęs, jis man sako, bet juk žaltys buvo ir senovės Egipto išminties simbolis. Va šita frazė jo pasakyta, šita jo replika, man buvo kaip kirvapentė į kaktą. Aš supratau 2 dalykus, kurie mane labai nudžiugino. Pirmasis, kad jis rašys, nes jis jau pradėjo svarstyti apie turinį, apie prasmes kažkokias senovės Egipto. Tas senovės Egiptas man leido suprasti, kad tai nebus, kad mes peržengsime Lietuvos ribas, Baltijos jūros ribas ir kad mes kalbėsime apie pasaulio žmonijos, žmonių tarpusavio santykius kažkokius. Va ten bus kažkas tokio, su meilėmis, išdavystėmis kažkas, bet tai peržengia ribas, tai bus kažkoks kosmopolitinis kūrinys. Man tai ypatingai patiko, todėl kad aš netgi savo dainoms visada ieškodavau tekstų, tai nebuvo visai popsiniai tokie, kaip mergytė berniuką, bet tai būdavo visada. Aš ten kokį Vytautą Onaitį pasirinkęs buvau, pagal patį Gedą jau buvau kūręs kažkokia su filosofija kažkas tokio įdomesnio. Man labai tai patiko. Na ir mes su juo tada truputį pabendravom, aš išėjau šokinėdamas mintise ant vienos kojos iš džiaugsmo, kad jau Geda rašys ir mes truputėlį pasvarstėm apie tai, kaip ten galėtų būti, kokia kryptimi, bet aš, taip sakant, nebuvau parašęs jokios operos stambesnio kūrinio, todėl aš galvojau, bet palauk, labai norėjosi, aišku, toks šansas. Ir aš pagalvojau, kad, gerai, mane Geda ves. Reiškia, bus jo siužetas, jis dramaturgiją išdėstys, jisai patyręs, jis mane ves ir jis mane nuves ten, kur mums reikės. Ir aš išėjau laukti. Jis rašė labai ilgai. Aš net buvau pradėjęs apie 1,5 metų ar 2 metrus. Jisai, tiesiog nebuvo kontakto. Pagalvojau, matyt, žmogus labai užimtas, neturi laiko ir matyt, taip ir nebus nieko. Bet paskui sužinojau, kad jis parašė. Kai aš gavau į rankas jo tą vadinamą libretą, tai buvo tokia, sakyčiau, ten buvo surašyti veiksmai, 1, 2, bet 3 veiksmai. Ir tai buvo daugiau tokios, nežinau, toks gal dramos kūrinys daugiau. Aš buvau gavęs Sigito padrąsinimą dėl savo dainų, ekskursėlis į šalį. Kada rašai dainą, jeigu jinai kuplėtinė, tai jos dramaturgijai išlaikyti reikia, kad uždainis ir priedainis būtų kontrastingi. Jeigu pasirinkai eilėraštį, kuris tau patiko, tai paprastai eilėraštis būna keli posmeliai, o aš renkuosi, neturiu poeto, kuris man rašytų tekstus, aš iš poezijos rinkinių paprastai pasirinku eilėraštį, kuris mane sudomina kažko, tai paprastai eilėraštyje būna posmeliai visi vienodi, vienas rimas, vienodas skiemenų skaičius eilutė, tai kaip padaryti, kad uždainyje būtų, sakysim, jeigu smulkios natos, tai priedainė tada kantilėnės ilgos, neišeina, rimas tas pats išeina. Tai aš drįsau daryti tokius dalykus, aš paimu to paties poeto kitą eilėraštį visai, kuris net nesapnavo, pagal prasme juos pasižiūriu, kad jie dėrėtų ir visai, kuris kitas rimas, aš paimu, pavyzdžiui, priedainiui kažkokį tai posmelį iš tenai. Ir aš tą buvau padaręs ir su Geda. Kai jis išgirdo, o tada aš ten vaikiškų dainelių buvau parašęs, kažką jis išgirdo, jis man pasakė, daryk laimiau, tu gerai darai. Reiškia, tai čia taip kaip iš anksto indulgenciją nusipirkęs. Reiškia, aš supratau, kad man jam nieko nereikia sakyti, nes jis užimtas ir aš tada su to libretu pradėjau daryti tai, kas man buvo reikalinga.
Pirmiausia, aš žinoma sumažinau personažų skaičių. Nes pasakyta buvo ir 9 broliai, ir seserys, ir tėvai Eglės buvo, ten reiškia viskas. Aš atsisakiau tėvų visai, ir jie yra paminimi, kad jie yra. Aš atsisakiau seserų, kurios net nepaminimos yra, ir aš iš 9 brolių palikau 3. Bet aš tuos brolius personifikavau. Parašiau jiems pagal jų vykdomą veiklą, pagal jų užsiėmimą, jiems daviau vardus. Tai buvo Kariūnas, Artojas ir Girinis, 3 broliai. Kas yra žaltys, kas galėtų mums tai pasakyti, kas yra žaltys. Nieko mes negirdėjom ir nenorime nieko girdėti. Jis yra žaltys, na užmužai nemoka kalbėti. Jie nesikreipia ten operoj viens į kitą, Kariūnė, tu ką darai, neminimi tie vardai. Bet mums, statytojams, kūrėjams, tai buvo aišku, kuris personažas, tai šitas Kariūnas ir kita. Aš pradėsiu nuo Eglės personažo. Tiesą sakant, 3 pagrindiniai personažai, jie yra pakankamai sudėtingi atlikėjai, todėl kad jeigu mes prisiminsime lietuviškas dainas, liaudies palikimas, vodbinės dainos, tai jaunamartė paprastai verkia. Tai yra toks, aišku, tada daug buvo tų vedybų santokų pagal susitarimą, tėvai nuspręsdavo, kad tai bus naudingiau, aš turiu žemės tų gyvulių, tai sudėkime į vietą, jie laimingai gyvens ir mumis senatvėje pasirūpins paskui. Tai būdavo tie, kad jie jaunieji viens kitą net nemato iki vestuvių. Tai tada logiška, kad jaunamartė išeidama iš savo namų, nematysiu žilagalvio tėvelio, kur mano motulė, kuri mane padėdavo, ten dabar nieko nebebus, kas mane paguos ir taip toliau. Mūsų Eglė, jinai yra tokia nerūpestinga mergina, graži, darbšti, neišsisukinėjanti nuo darbo, ją myli, tėvai myli, jai sekasi su vaikinais, jai rodomas dėmesys yra, nes ji graži yra. Bet ji yra tokia, kuri norėtų kur nors lėkti iš tos provincijos, jai norisi kur nors kitur. Todėl, kada atvyksta Žilvino pasiuntiniai ir sako, atiduokit mums Eglę, jį priklauso mūsų karaliui, pirmoji Eglės arija prasideda, leiskit mane su juo. Jis yra ten toks ir anoks, aš jums parnešiu jūrinių lūgnių, nes jinai eis gyventi. Jai šansas ištrūkti iš tos provincijos. Ji ten išsikelia. Prisiskinčiau žydrų mėlynų ir baltų jūros kriauklių. Begalinėmis jūrų erdvėm aš norėčiau keliauti. Nusiskinčiau aš jūrinę ugnį, ji žydi už saulę žaliau, už saulę. Palikit mane su juo, aš priskinsiu žydrų mėlynų jūros ugnį. Palikit mane su juo, jos žydės jums su žemė ir saulė žaliau. Dabar antram veiksme, ji jau yra 4 vaikų motina, subrendusi moteris, ji jau kitokia turi būti.
O pačiame finale tragiškame ji jau yra netenkanti gyvenimo prasmės. Neteko mylimo vyro, netenka vaikų, netenka savo gyvenimo. Reiškia, tiesą sakant, pakankamai sudėtinga aktoriai, dainininkiai tą personažą sukurti. Jeigu mes imam toliau Žilviną, antrasis ryškus personažas, vienas iš pagrindinių, tai tada aš vėl turiu padaryti ekskursą į šalį. Mokslininkai yra ištyrę ir įrodę, kad žmogus panaudoja maksimum iki 15% savo smegenų galimybių. Na, logiška klausimas kiekvienam ir jiems, ir mums. Tai kuriem galam Dievas ar gamta įdėjo čia šitiek terabaitų, jeigu mes išnaudojam to 10%. Ir tada o kas būtų, jeigu mes bent 50? Ką mes galėtume, jeigu bent 50 išnaudotume? Mokslininkai yra tokių, kurie drąsūs ir teikia hipotezės, ir hipotezė yra tokia, kad žmonija savo vystymosi laikotarpiu į kažkuriame taške pasuko ne visai teisinga linkme. Tai, ką žmogus turi pasidaryti, jisai ėmė kurti tam įrankius. Tarkime, žmogaus kūno temperatūra turi būti ne aukštesnė ir ne žemesnė negu, ir žmogus tada susikūrė drabužius ir šildomą būstą. Jam reikia kažkur nukeliauti, transporto priemonės, reikia kažką pakelti, kranai, keltuvai. Reikia nusiųsti žinią, ryšio priemonės. Reiškia, ir kuo toliau, tuo labiau vystėsi ir tokiu būdu gamta pati nesutvėrė tokių sąlygų, kad žmogus būtų buvęs priverstas naudoti savo smegenis ir mes dabar net negalim įsivaizduoti, kaip tos smegenis galima būtų panaudoti, reiškia kitaip. Tai atsimenant šitą visą teoriją ir tą hipotezę tokią, kilo tokia mintis, o kodėl Žilvinas negalėtų būti tokia supergalių turinti būtybė, kuri atsirado, aš nesakau atvyko, atskrido ar kažkaip atsirado mūsų Žemės planetoje su labai aiškia misija. Jis atvežė žmonijai dovaną ir atverti galimybę jiems pasukti truputį racionalesniu keliu. Kaip tai vyksta? Pasakoja, jo ir Eglės vaikai gimsta po vandeniu, reiškia, jie gali gyventi po vandeniu. Tai dovana būtų buvusi žmonijai, kad žmonijai būtų atvertas povandeninis pasaulis, kuris yra žymiai didesnis, negu kad sausumą sudaro tenai. Bet Žilvinas negali to padaryti rankos mostelėjimu arba burtų lazdelės pamojimu, kad tai įvyktų. Jis turi sugyventi savo vaikus su žemės moterimi, jie turi užaugti, subręsti, tada išeiti į krantą, daugintis pradėti ir atsirastų naujos generacijos, kurios galėtų ten ir taip toliau. Toks buvo jo sumanymas. Bet dabar kalbant apie jo charakterį, tai jeigu Eglė, vėjavaikė mergaitė, tampanti paskui brandžią moterim prarandančią viską, tai Žilvinas pirmame veiksme yra racionalus protas, jis nepažįsta emocijų. Jis turi šitą misiją, jis ateina, atiduokit man Eglę. Atiduokit man Eglę. Šalim, šliūžia prakeiktas, plėpėk šalim, šalim. Meno misija yra paveikti meno vartotojo emocijas. Reiškia, tada meno kūrėjas, jo misija yra nepateikti atsakymus visiems meno vartotojams, bet sudaryti sąlygas, kad jiems kiltų klausimai ir jie patys ieškotų atsakymų. Tačiau menininkas, mano įsitikinimu, jis turi turėti atsakymų savo. Jis turi žinoti, kodėl jis tą pasuko. Galbūt jie supras kitaip, jie pasidarys kitas išvadas, bet jis turi žinoti, kodėl jis pasuko tą linkmę. Tai dabar kalbant apie Žilviną, jisai neturi emocijų, kodėl jisai pasirinko Eglę. Praktiškai pasakysiu grubiai, todėl kad tai buvo pati tinkamiausia patelė. Jinai sveika, jinai gimdys gerai vaikus ir be to jos toks
charakteris, jinai nori iš ten išsiveršti. Ji nepradėjo verkti, aš bijau, čia Žilvinas, kas iš čia per kirminas, kaip aš čia dabar. Leiskit mane, jin sako, aš einu, jai čia šansas. Vot tinkamiausia buvo net ir šitom savo, sakysim, charakterio savybėmis. Jinai patenka ten. Dabar antrame veiksme Žilvinas jau yra kitoks. Pirmas veiksmas operos baigėsi toj vietoj, kada jau įvyksta visos ten ir dėrybos, ir visi susidūrimai su žemės gyventojais, ir jie išsiveža Eglę. Baigėsi. Antras veiksmas, jau Eglė turi savo vaikus su Žilvinu. Na tai reiškia, turint galvoj, kad mažiausiai mergaitai Drebulė jau turi būti minimum 6 metai, kad ji galėtų kalbėti, o tie vyresni tai kažkur 15 metų turėjo praeiti per mūsų pertrauką. Daug geležies, daug medžių, ten gieda gaidys, skraido vanagas, ten ieva žalia, uoga raudona, ieva žalia, uoga raudona. Per tuos 15 metų jie gyvena kartu, Žilvinas pažįsta žmogiškas emocijas ir jis jomis persijima. Jis įsimyli Eglę, Eglė įsimyli jį, pamatydama, kad tai ten jūros dugne jis yra jaunuolis, paskui vyras subrendęs, bet reiškia jis teisingai sprendžia, jis labai galingas. Ten jiems labai gerai gyventi, jie sukūrė labai gražią šeimą ir jiems ten labai gera yra. Žilvinas jau yra kitoks. Operos pabaigoje, ne taip kaip pasakoja, Žilvinas nėra nužudomas, todėl kad jis yra toks galingas, kad broliai jo negali nužudyti, jie per silpni yra. Ir tas dalgiai ten kažkokie, ten tokiam galingam, kuris čia tokias dovanas žmonijai neša, niekaip netinka tas. Ir antra, ne Eglė paverčia medžiais, o Žilvinas, nes jis turi tas galias. Jis pabaigoje, jis pradeda sakyti emocingą tokį didelį, jis turi labai didžiulę sceną gale. Jeigu pirmam veiksme, antram jisai maždaug replikomis tik tai gale antro veiksmo jis jau visą save išlieja, parodo savo emocijas, pasako, kad reiškia, aš turėjau sielą, truputį kitokią, negu kad jūsų gal daugiau kaip paukščio, gyvulio, ten dar kažkokią sielą, bet reiškia, aš turėjau sielą viską ir jis sako, jūs mane norit nužudyti? Nenužudysit manęs, jūs negalit užmušti savyje gyvybės gemalo. Jūs neužmušit savyje švento gyvybės gemalo, jūs neužmušit manęs. Jūs tokie. Ir paskui jisai baigia tą savo viską, tegul bus prakeikta ši žmonių giminė. Tegul mano vaikai virsta medžiais, laukdami amžinybės, lemtingojo ženklo, laukdami paslapties išsipildymo. Ir operoje Žilvinas turi tiesiog pradingti, jis palieka juos, paverstus medžiais. Vėlgi klausimas, kodėl medžiais, ne akmenimis, o ne kažko kitu, ir kodėl jis jų nepasiima. Jis palieka tokiu būdu mums viltį. Medžiai gyvena po kelius šimtus metų. Gal jis grįš, atvers vėl ir pratęs tą viską ir tada žmonija gaus šitą dovaną. Dabar liko dar nepapasakota apie brolius. Sigitas, kai pradėjo kalbėti, tik tai sako reikalingas konfliktas ir tada mes pradėkime pačioj pradžiai nuo konflikto tarp žemės ir jūros gyventojų. Logiška. Tie agituoja, pati pirmoji scena, prasideda, choras yra jūros gyventojai, kolektyvinis personažas mano padarytas ir reiškia, jie dainuoja, eikit broliai į jūrą, mazgokit savo purvinas ten rankas, nes jūs ten po mėšlus visokius, viską ten kaulus kažkokius rikinėjat, eikit praustis, vėl žiūrėkit kokie ten turtai. O žemės gyventojai yra tie 3 broliai. Tie 3 broliai atsako, nereikia, mes turim savo turtus. Eikit maudyti žmonės, mazgokite jūroj, savo kūnus apgyvusių žemės vilkais. Mes esame žemės sargai.
jaučius. Kas pasodins žemėje bulves, kas nugalės lūšį ar stumbrą. Jeigu mes tarsi gervės braidysim po jūrą, rankeliodami ten, nereikalinga mums turta, mes turime savo turtų. Dabar aš juos sakiau, kad personifikavau, tai vyriausias brolis yra Kariūnas, aš jau tai minėjau, ir aš įsivaizduoju jį, kad tai yra žmogus, kuris linkęs problemas spręsti nukirsdamas jom galvas. Jis turi būti Kariūnas, jis turi būti su kokiu tai ginklu, geriausiai su kardu, jisai toks ir jis va čia šmaukšt ir viskas. Jis pirmas pasako, kad Žilviną reikia užmušti. Jis pirmas pasako, kraujo puta jam. Jis visą laiką va toks yra, reiškia. Tada antrasis brolis yra Artojas, kuris man asocijuojasi, aš tiesą sakant pagal tai ir dariau, prisimenam, visi nieks nenorėjo mirti, Žalakevičiaus, ir ten Babkauskas vaidino aktorių, kuris buvo ūkininkas. Jis atėjęs į kolūkio pirmininko jau ką tik sukurto kabinetą, jis taiga, art man ar ne art, jisai sako. Jam yra visiškai nesvarbu, nei tie komunistai, nei šitie, kuriuos vadina bandytais arba ten partizanais, kaip ten bebuvę, jam nesvarbu, jam žemė, jam reikia art ir jam šitai visą tai, kas čia vyksta, jam trukdo. Jis toks. Tai va toks yra Girinis mano operoj. Ne Girinis, atsiprašau, Artojas mano operoj. Jis šlėjasi prie Kariūno todėl, kad tas siūlo patį greičiausią sprendimo būdą. A jam tenai sesers pergyvenimai kažkokie, ar čia kažkokie kataklizmai pasauliniai, kokie jam visai nerūpi. Jisai, žudyk, taip, duodam čia viskas, tik tai greičiau aš noriu eiti art. Trečiasis brolis, taip kaip pasakose, kad ir būna, trečias brolis kvailelis Jonelis, tai tik tai tiek, kad jisai čia ne kvailelis ir ne Jonelis, o Girinis. Girinis rodo, kad jisai viskas tarp medžių. Todėl labai gražiai susireša finalas, kada Eglė ir vaikai tampa medžiais. Jis tarp medžių. Jis pasakoja apie tai, kad jisai kopinėja bites, dreviai, ne kažkokiuose aviliuose, bet senoviniu būdu. Reiškia, kad čia reikia, kai jeigu eis į jūrą, tai kas tada ganys jaučius ir taip toliau. Jis va toks yra. Jis labiausiai ilgisi Eglės. Antras veiksmas prasideda jo arija, kuris dainuoja Eglė, ar tu gyva, jis ateina ant jūros kranto, jis žino, kad jį kažkur ten, ar tu gyva, Eglė, sugrįžk namo, tavo motina mirė. Jisai dainuoja tokią sceną. Reiškia. Ir paskui pabaigoje, kada Eglė jau apie visą tragediją paaiškina, niekas neatmena, kad pasaulyje gyveno žmonės visai kitokie nei šiandien, niekas nepamena mano vestuvių ir taip toliau, jis yra šalia ir jis ją guodžia, tu nebuvai kalta. Jie nebuvo kalti, tik jisai negali duoti atsakymo, kas buvo kaltas. Ir iki pat jos virtimo medžiais jis ją lydi, jis yra šalia. Plus jisai mano, kad nereikia žudyti. Nieko nereikia žudyti, jisai sako. Mes mokam auginti vaikus, vaikai žemės žolės, savo rankomis apraizgo mūsų pasaulyje. Reiškia, tokie tekstai gėdos yra. Geri, gražus labai. Ir jis tą sako, jis žino kažkokią paslaptį, nereikia. Broliai iš jo tyčiasi, kokią dar Kirminas, tas jūsų Žilvinas, kokią gali žinoti paslaptį jisai ten iš jo, o jis nereikia šitą žudyti. Reiškia, jis va toks brolis per viską. Plius dar ko nepasakiau, kad sugalvota yra dar, kad kol jūros dugne praeina 15 metų, žemės paviršiuje praeina 33 metai. Ir kada Eglė išeina dar tik 15 metų pagyvenus subrendusi moteris, jos broliai ir tai buvę vyresni jau sukriošę seniai. Taip sakant, čia dar vienas toksai elementas yra. Ir tada klausimas iškyla, į kurį niekas niekada neatsakė, bet klausimas kylęs, visi specialistai, visi ekspertai tą klausinėja, kodėl broliai nužudė savo sesers Laimę. Juk mes suprantam, kad Eglė atėjo iš jūros dugno, atsivesdama gražius vaikus, sakydama, kad jin ten laiminga, gražiai atrodydama, sakydama, kad jinai myli Žilviną, kad jin turi grįžti būtinai iki saulėlydžio, kadangi jis laukia tenai, viskas. Ir broliai kažkodėl nusprendžia nužudyti savo sesers Laimę, kad ji liktų čia ir kentėtų. Nu, jie nežino, kad ji virs medžiu, bet taip sakant, kodėl jie tą daro? Atsakymo nėra. Aš turiu atsakymą. Avot. Štai kur atsakymas yra. Kad žinotų. Todėl, kad jis kitoks.
Ir aš čia dabar žiūrėdamas į šitą visą sceną, į šitą lietuvišką pasaką, kurią specialistai sako, kad mitu vadinti negalima, nes pagrindinis herojus mite nežūsta. Jis laimi paprastai visada. Ar tai Kalevala, ar kunigaikštį Igorį rusai turi, reiškia, mes mito neturim lietuviai. Tai reiškia, tas labiausiai priartėja prie mito. Tai šitoj pasakoj toks posūkis toks, kad jis nežūsta. Man labai prisiminiau brolių šitas elgesys, kada jie pasakoja nužudo, patys neturėdami atsakymo, kodėl jie tą daro. Tiesiog reikia ir viskas. Man labai primena dabartinį karą ir Putino elgesį. Vot jie tokie yra. Ir tiesą sakant, yra atsakymas, kodėl Žilvinas neužbaigė savo misijos, nes žemės gyventojai tam dar buvo nepasiruošę. Ir pabaiga yra tokia, kad jis paverčia medžiais. Galbūt kažkada grįž, tai galbūt mes tada būsime jau pasiruošę, būsime subrendę, pribrendę tai dovanai, o galbūt tai pirma dovana tik tai. Gal jis būtų paskui dovanojęs ir dar ką nors. Liko dar vienas personažas, kuris yra mano neapibūdintas, tai Sigito Gedos įvestas personažas Rupūžė. Rupūžė yra įvesta todėl, kad jeigu mes turime konfliktą tarp jūros ir žemės gyventojų, tai Rupūžė yra varliagyvis, kuris gyvena ir vandenį, ir sausumoje. Tokia tarsi jungianti grandis. Tik tai mes padarėm, kad tai mūsų Rupūžiai yra kokie 3000 metų. Jinai daugybė, pasakoja taip gali būti, jinai tokia yra. Jinai daug matė ir jinai Rupūžė vadovaujasi gyvenimišką patirtimi. Mes žinome, kad civilizacija žmonėje vystosi spirale. Sugrįžta mados, sugrįžta skoniai kažkokie. Ir išlieka visą laiką nekintamas, lieka meilė, neapykanta, išdavystė ir ištikimybė lieka, šitie visi dalykai lieka. Tai būdama tokio amžiaus šitiek pagyvenusi, Rupūžė iš anksto žino, kuo viskas baigsis. Jį žino, todėl jį nei nesikiša, galima sakyti gerai, jį fatalistė, jį nemano, kad tai galima pakeisti. Jį nesako, jiem neik eglė į krantą, nes blogai baigsis. Jį tik pakomentuoja, kai ateina jūros gyventojai subėga, kas yra, kas atsitiko, kas čia tokio. Rupūžė ramiai pasako, jinai prisiminė žemę. Tai yra reikšmingas momentas, bet jinai tik paaiškina, kodėl. Išskyrus vieną sceną. Kada broliai pasako, kad žaltį reikia užmušti ir jie čia vėl atskleidžia savo charakterius, pasakydami, pirmiausia, jie dainuoja, kad negrobtų mūsų mergų. Taip, ne? Bet kai pasako, kad negrobtų mūsų akmenų, Žilvinui reikia jų akmenų, kad negrobtų mūsų vėjo, tai yra jau bukas atsakymas. Tiesiog, mes tiesiog ieškom preteksto, kaip čia dabar jį patvarkyti. Galbūt dėl to, kad jį išėjo tokia jauna, o mes jau seniai sukriošę. Galbūt dėl to, kad mes tik dabar supratom, kaip mes pralaimėjom. Mes tada norėjom jos neišleisti, o pasirodo mes ją išleidom į laimę. Tai kas čia dabar mums įrodė, kas čia jis toks, kirminas toks. Tai reiškia šitie dalykai. Tai Rupūžė yra tokia. Bet kada broliai pasako, kad žalčiui kraujo puta ir baigia savo tokį numerį, tada Rupūžė pradeda dainuoti savo tokį numerį, aš nepavadinčiau net to ariją, nes jin ten nėra išvystyta, tokia daina, kur jin pradeda dainuoti. Žemės žiurkės lenda iš savo urvų, žemės žiurkės žiurkėtų spalvų. Jis dainuoja taip. Ir aš dabar negaliu nepaminėti, kad kada Sigitas baigė libretą, mes paprašėm, kad jis mums jį perskaitytų. Ir aš atsimenu šitą sceną, kaip jin mane sukrėtė. Poetai nemoka savo deklamuoti poezijos paprastai. Ir Sigitas į tai ir nepretendavo. Bet reiškia, jis ten mums skaitė mūsų prašymą ir aš prisimenu, kaip jis pabrėždama tą skambėją priebalėse. Žemės žiurkės, jisai sakė. Aš tada suvokiau, kaip svarbu yra kiekvienos balsės, kiekvienos skemens fonetika muzikai. Ir aš parašiau tokią, kur ten yra toksai, toks metalinis rokas, kad jie renda visą jie suėjęs, viską, ir vaikus, ir mergelės, tenai visi šitą. Pas mus šitam atlikime tą darė Vladas Bagdonas. Jis darė. Ir jisai taip padainavo, sukriokė tiesiog. Aš negalvojau, kad Vladas po tų visų tokių lyrinių, gražių estradinių dainų, kad jisai sugeba taip, jis padainavo kiekvienam, o mes kokius 7 kartus tą rodėme vairiose vietose, po jo šito pasirodymo būdavo ovacijos, salė nebegali iškentėti, taip sakant, jie tą daro. Žemė žiurkės, žiurkinės spalvos, viršum tavo ir mano galvos, viršum saulės dangaus Lietuvos, virš jūros melsvos. Žemė žiurkės, žiurkinės spalvos,
viršum tavo ir mano galvos, viršum saulės, dangaus Lietuvos, virš jūros melsvos. Žemė žiurkės lenda, į savo urvų žemė žiurkės lenda, žemėtų spalvų žemė žiurkės, išeina iš kapo. Žemė žiurkės lenda, į žemės urvų žemė žiurkės lenda, žiurkėtų spalvų žemė žiurkės, visai be galvų. Tai va rupūžė tokia, bet reikėjo, kodėl mes ėmėme ne kokį rokerį, o Vladą Bagdoną, todėl kad gale operos ta rupūžė, jinai tampa netgi tam tikrą prasme kokiu tai šventiku, šventojų žmogum, kuri net ir deklamuoja tekstą. Ir pabaigoje, kada Žilvinas tegul mano vaikai virsta medžiais, pasako, ir jisai pradingsta, tada tokia klasteris iš styginių atsiranda, toks stovintis, ten beveik nieks nejuda, ir tada jin pradeda tokį tekstą, maldą tokią. Apgailėkime žemės gyventojus. Choras atkartoja, apgailėkime jūros gyventojus. Apgailėkime tuos, kurie mirė, apgailėkime tuos, kur gyvens. Ir pasako pačią kvintesenciją visos operos. Išsenka tos jūros, kurios buvo neužmatomos. Ir kregždės nusineša jas snapuos tarsi vieną lašą. Apgailėki seniausius žemės gyventojus. Apgailėkim seniausius jūros gyventojus. Apgailėkime vyrus ir moteris. Apgailėkim medžius. Apgailėkime žaltį. Apgailėkime tuos, kurie mirė. Apgailėkime tuos, kur gyvens. Išsenka tos jūros, kurios buvo neužmatomos, ir kregždės jas neša savo snapuos, tarsi vieną lašą. Čia yra atsakymas. Va tai, kas mums atrodė baisi pasaulinė tragedija, atskrido kregždė, paėmė, nusinešė ją. Ir tai kosmose visam šitam tai yra tokia menka problemėlė, kad iš tikrųjų. Tai žodžiu, va toks buvo kūrinys mano sukurtas, mūsų su Geda. Deja, Sigitas nesulaukė. Aš nešiau šitą savo kūrinį visiems, kurie pastatė kokią nors roko operą, kurie pastatė kokį nors miuziklą kur nors, nešiau teatrams. Nepasakysit man pavardės, kad žmogus padarė kažką tai, o aš pas jį nebuvau, su visais buvau. Buvo tokie, kurie dar nieko nebuvo padarę, bet ėjo susidomėdavo. Labai dažnas būdavo atvejis toks, kad paklausydavo, aš ten pademonstruodavau, po to ten tokį įrašą buitinį pasidariau, ir aš sakyt, fantastika čia. Viskas, dabar tai jau tikrai. Dalis iš jų išeidavo ir niekad nebegrįždavo, nieko nežinau, ko baigėsi, dalis ateidavo, sakydavo, paskambino, žinokit, vėl negavom finansavimo, neskyrė finansavimo. Kol aš 2015 metais, jau praėjus turbūt kokiam 35 metam po to, taip susiklostė aplinkybės, kad aš susidūriau su profesoriaus Rinkevičiaus orkestru Valstybinį simfoniją. Vyko mano autorinis koncertas, orkestras grojo. Profesorius tą vakarą dirigavo Varšuvai kažką, tai ne jis dirigavo, bet matyti išgirdo. Jis man po to koncerto paskambino, o aš ten tame koncerte, antroji daly, buvau paruošęs porą numerių iš Eglės savo. Jis man paskambino ir sako, girdėjom, sklando tokie gandai, kad jūs turite kažkokią miuziklą, roko operą turiu. Taip, maestro, turiu, man tokia viltis, Rinkevičius su Ibelgauptaitė tiek operų pastatęs ir čia dabar domisi. Turiu, sako, ar jūs sutiktumėte duoti man paklausyti? Be abejo, kad taip, su didžiausiu malonumu. Aš turėjau fonogramą, aš nusiunčiau fonogramą, jis man po 3 dienų paskambina, duokit man pastatyti.
Tai yra neįtikėtina, nieko geriau nesu girdėjęs. Jėzau, sakau, maestro, jūs man negalėjote džiugesnės žinios pasakyti po šitiek metų. Ir tada prasidėjo jau mūsų bendras darbas. Buvo sudaryta komanda, tokia, kuri iš žvaigždžių, ir režisierius, ir scenografijos autoriai, visi, pats Rinkevičius, Gėda, nacionalinės premijos laureatų, tokių visokių. Ir pirmiausia, orkestras pateikė paraišką kultūros tarybai sukūrimui. Autoriui honorą. Man, Gėdai, kuris mes nieko negavome. Ir kultūros taryba mums davė apvalų nulį. Mes negavom nieko. Tada taip Rinkevičius sako, kaip jūs žiūrėtumėte, jeigu mes pastatytume, be jūs honoraro negaunat. Taip, žinoma, taip, tik statykim. Reiškia, tada pateikė paraišką pastatymui šitos. Gavo tokį pat lygiai apvalų nulį. Bet Rinkevičius buvo tada užsispyręs, jis pasakė, ne, tai reikia būtinai pastatyti, tada mes tą darysime iš orkestro biudžeto. Tai, ką gauna jie savo simfonijoms groti, iš to biudžeto. Iš to ir atsirado. Bet tada pasidarė tokia, kad tai buvo elgetiški dalykai. Nėra pinigų nei scenografijai, nei kostiumams, nei režisūrai rimtai ir laiko nėra. Tai buvo visi 7, tai buvo tokie daugiau koncertiniai atlikimai. Įsijungė tada į Belhauptaitę, tai jin buvo pakviesta, kad jin pabūtų. Jos dėka mes gavome sceninius kostiumus iš kitų jos pastatytų operų. Iš Turandot buvo choras aprengtas, tenai iš kažkur kitur, iš Aidos lyg tai buvo Eglė aprengta. Reiškia, jis sutarė su tais dailininkais, kad jie leis nemokamai panaudoti. Ir tokie, kai kur buvo, ten į Kauną vežėm, tai jau tų kostiumų nebuvo. Pažaislio festivalį mes uždarėm 18 metais, tai su ta opera, tai irgi be kostiumų, jie buvo tiesiog scenai šitaip. Reiškia, ir premjera įvyko 17 metų gegužės mėnesį. Ir ten atvyko į tą premjerą, jiems pavyko prisikviesti tuometinį premjerą ir Seimo pirmininką. Jie atvyko, pasižiūrėjo, jiems labai patiko, jų žmonoms dar labiau patiko, reiškia, su jais buvo pakalbėta ir tada premjeras Skvernelis sumanė, kad reikia parodyti 18 metais šitą operą Vingio parke, kad tai būtų nemokama, kad tai būtų kaip ir dovana premjero. Reiškia, buvo duotas finansavimas, aš čia jau nedalyvavau tame, visiškai nežinau kokie pinigai, kaip ką, bet tai atsidaro tada Vingio parkas. Aš dabar galvoju, kad aš turbūt mačiau, bet tik ištrauką miuziklo Promostarai buvo padarę. Kaip tik tuo metu, kada mes jau kūrėme Eglę, reiškia, jie iššoko ir kultūros tarybos ekspertai jiems davė didžiulę sumą pinigų padaryti. Nors jie komercinį variantą darė, jie net neslėpė to, kad jie veš per arenas. Tai ten iš tikrųjų man padarė įspūdį dekoracija. Tokia kriauklė padaryta labai, rūbai padaryti, makijažas labai geras padarytas, iš tikrųjų taip šokėjų, kaip jie tenai visą tą darė. Bet aš viso nesu matęs, tokio nebuvau nuėjęs, aš per televiziją mačiau kažkokią ištrauką. Aš mačiau, sakysim, jeigu kitų kūrinius, tai aš mačiau iš Kęsto Antanėlio Meilė mirtis Veronoje, nes aš ir dalyvavau darant įrašą plokštelių studijai, mes su Kęstu mokėmės toj pačioj mokyklais, metais jaunesniai klasiai buvo. Pažinojom viens kitą. Aš mačiau Kuprevičiaus Medžioklę su varovais. Tiesa, su Ganelino Velnio nuotaka, tai dalyvavau, kai buvo įrašinėjama muzika filmui šitam, reiškia, taip sakant. Ta aš mačiau, su Ganelinu irgi buvau pažįstamas, bendravau daug. Palaukite, jeigu ta opera mano sukurta yra prieš 35 metus ir jį po 35 metų padarė tokį įspūdį, kokį jį būtų padariusi, jeigu būčiau galėjęs pastatyti tada. Tada nebuvo galimybės, reiškia, niekaip, nes per tuos visus metus neatsirado nei privataus, nei valstybinio kokio nors rėmėjo, kultūros ministerijos ar kultūros rėmimo fondo ar kultūros tarybos paskui, kurie būtų ėmėsi. Tai dideli pinigai, iš tikrųjų taip. Bet, taip sakant, nebuvo skirta. Aš noriu pasakyti taip, kad aš nekaltinu nei kiek kultūros tarybos ekspertų, aš juos gerbiu ir aš neabejoju jų kompetenciją. Kodėl jie taip nusprendė? Kodėl jiems pasirodė, kad šitas kūrinys su simfoniniu orkestru, su visko jisai nevertas yra finansavimo, tai nebus, čia jie žino šitą. Bet taip sakant, aš gerbiu jų nuomonę. Kad eidamas pas Gedą į namus, aš neturėjau jokio įsivaizdavimo, kas tai bus. Ir tik po jo tos frazės apie tai, kad Egipto išminties simbolis, aš tada suvokiau, kad tai nebus pasakos inscenizacija, tai bus kažkas tokio galingesnio. Antras dalykas.
Tai jau buvo Andrių Lloyd Webberio Jėzaus Kristaus superžvaigždės, kurią aš mokėjau atmintinai. Man padarė tai tokį įspūdį, kad tiesą sakant, visą tai, ką parašė Weberis vėliau ir operos Fantomą ir viską, kas yra dar populiariau, man nublanksta prieš Jėzus Kristus superžvaigždė, man buvo kaip pavyzdys, kaip yra mąstoma. Ir aš matau dar vieną sąsają Jėzaus Kristaus su egle savo, ne talentų savo, aš ne apie tai kalbėsiu dabar. Timas Raisas parašė Andrių Lloyd Webberiui libretą šitai jo superžvaigždei. Jie pasirinko siužetą, kurį krikščioniškasis pasaulis, kuris sudaro daugumą pasaulio gyventojų, žinojo puikiai. Reiškia, jiems nereikėjo aiškinti, kodėl čia staiga Kristus atėjo į šventyklą ir išvijo prekijus. Kas čia jam dabar užėjo? Arba kodėl Pontijus Pilotas pasako, I wash my hands by your demolition. Aš nusiplaunu rankas tave sunaikindamas. Žmonės žino istoriją, žino siužetą ir jiems tas susijungia į vientisą kažkokią tai pasakojimą visą kitą. Mes su Sigitu patekom į tokią pat situaciją Lietuvoje su savo egle. Tais laikais Salomėja Nėris nekėlė niekam jokių abejonių savo talentų, tai buvo privaloma literatūra mokykloje ir aš ją mokiausi, mes ją skaitėm ir ne tik tai, bet būdavo užduodama atskiros ištraukas išmokti atmintinai, tai mes žinojom tą siužetą, visi žinojo. Aš paskui, kada jau eglę pradėjau rodyti, aš labai nustebau, kad mano, reiškia, anūkai pavyzdžiui, o kas ta eglė yra, iš kur, nežino šito. Ir čia aš nekritikuoju nieko, tiesiog dabar yra tokia situacija, jie dabar žino istorijas, kas darosi su pasaulinio garso, su amerikietiškais holivudiniais filmais, ar romanais, ar kažkokiais kitokiais dalykais, bet jie nežino šito. Tai mes su Sigitu Geda irgi galėjome neaiškinti detalių. Aš, pavyzdžiui, iš karto atsisakiau seserų ir, reiškia, maudynių scenos, pirmosios tos. Todėl, kad ir pagalvojau, kad jeigu mes čia su šydais tą darysime, tai bus netikra, tai atsisakom iš karto. Ir man nereikia šitos scenos, mes iš karto ateinam į tai, kai ateina choras ir sako, atiduokit mums eglį, reikalinga mūsų karaliui. Žmonės žinodami tą visą siužetą, jie supranta, kodėl čia dabar staiga atėjo. Nėra nei jos pažado, nei Žilvino ten kažkokio ten paaiškinimo, kodėl kas ką. Tai tas buvo labai tikrai, paranku iš tikrųjų mums. Nepagailėkime jiems, avelės, nepagailėkime jiems, kaulytės, nepagailėkime jiems, konelės, nepagailėkime jiems, ir tegu mertimis pavelnių. Ir kadangi aš esu baigęs klasikinę konservatoriją, tai mano visa muzika yra tokia, kur yra klasikos pagrindai, bet visada yra ritmikos, yra harmonijos kažkokios. Trečia, yra lietuvybės. Ne todėl, kad aš ten labai analizuoju lietuvių liaudės meną ir taip toliau, aš nesu tam prisiekęs ir tam nesimeldžiu, bet aš gyvenu Lietuvoje. Mane tai natūraliai manyje tai yra, aš girdžiu aplinkui tai yra ir tai turi. Ir kada paklausė ekspertai tos eglės, pasakė, tai persunkta lietuviškumu. Ten iš tikrųjų aš panaudojau vienoje vietoje kuršių liaudės dainą ir iš jos aš padariau eglės ariją. Yra iš tos dainos motyvo padaryta, sukurta. Pamatyti savo tėvą, savo brolius, ariančius palei jūrą, pamatyti žemės trobas su langais. Tiesą sakant, aš nežinau kaip kitiems autoriams, bet man kuriant, aš dažnai sėdu ir nežinau, kuo aš baigsiu. Aš žinau, kuo siužetas baigsis, bet aš nežinau, kokią muziką baigsiu. Ar aš, pavyzdžiui, tą tragišką galutinę sceną pabaigsiu tutti fortissimo ir bam, ir tam-tamas dar nuskamba tragedija. Ar aš ją pabaigsiu visiškai taip
išnyksta tarsi kažkur tai. Aš pasirinkau antrąjį variantą, užbaigti tuo, kad išnyksta, nes kregždė nusineša tarsi vieną lašą. Va tokia pabaiga yra tokia. Nu, žmonės tai jaudina, tai svarbu, bet aš pradėdamas tai aš niekaip nežinojau, kaip bus. Einu, mane įkvepia tekstas, aš žiūriu į tekstą, kaip yra, man labai svarbi fonetika, ne veltui aš esu chorvedys pirmiausia. Aš žinau vokalą, išmanau, žinau, kas patogiai dainuojasi. Man vokalistai visada sako, nu kaip patogiai parašyta. Todėl, kad aš tą išmanau, aš žinau šitą. Kaip, kad ten, sakysim, negalima ten U raidė labai aukštos natos daryti. I, A galima, bet reiškia, nu, O dar kažkaip tai, bet irgi. Bet jau negali. Nu, taip sakant, tai tą ir taikai va šitaip. Kaip dėstyčiau? Kaip saky, aš paskaitau tekstą ir galvoju, kaip aš sakyčiau tą žodžiu. A dabar kaip su muzika šitą. Išlaikant tą ritmą. Netgi tą intervaliką, kur aš pakelčiau balsą, kur aš jį nuleisčiau. Nu tai va ir su muzika taip eini ir tada išeina kažkaip natūraliai. Ir susiklosta. Ir dažnai eini vedinas va tokių, iš pasąmonės tai ateina. Kai aš išgirstu, kad aš paskui kursiu kažkokį kūrinį, aš jį pamirštu, aš apie tai negalvoju. Aš užbaigiau šitą, ateina laikas tam, aš atsisėdu ir jau yra tam tikrų minčių. Nes jau pasąmonė jinai veikia, jinai kažką galvojo, man nedalyvaujant tame. Taip dažnai pasitaiko. Atsisėdi ir kaip, pasirodo jau aš turiu kažkokių idėjų. Būna, kad ir neturi, bet pasitaiko, kad turi. Tai reiškia, eidamas ten būna taip, kad pabaigiai kūrinį stambios formos ir pasižiūri, klausyk, kaip čia aš taip sugalvoju, žiūrėk, prasidėjo šito, pasibaigė to. Aš visiškai negalvoju, kad aš finale pabaigsiu tuo, ko pradėjau. A kada užbaigiau, pasižiūrėjau, nu, tu žiūrėk, kaip čia logiškai visai susidėjo, iš kur čia taip yra. Čia labai sunku pasakyti, kaip, iš kur tai atsiranda. Tai yra kažkokie tokie, žmogaus gebėjimas, kitas yra. Bet aš labai gerbiu, kitas yra labai geras elektrikas. Aš to nemoku. Aš netaisau savo automobilių ir nenoriu mokėti taisyti. Aš tuo metu vežu į servisą, atiduodu, aš geriau sumoku, bet aš tuo metu darau tai, ką aš gerai moku. Man įdomiau yra tokie filosofiniai dalykai, o ne tiesiog pasakos inscenizacija. Ta pasakė, na pasakė, čia viskas taip. Nu, tai yra ir man atrodo, kad šita gėdos šitas, paskui po šitos eglės prie manęs ir klausė, kur galima paskaityti gėdos libretą. Jo versija ir mano operoje jau yra su didelė mano intervencija. Jau buvo 3 veiksmai, mano 2 padaryti, reiškia, dingo tėvai, dingo seserys, nebėra tenai tik 3 broliai vietoj 9, ten daug ilgesnės scenos buvo su tais visais apgavimais, tų kitų atidavimų, tų baltai atrodančių kaip jaunamartį. Šitas pradingo, kad sutrumpinti ir tada pasidarė, man atrodo, kad ta trukmė 2 veiksmai, jinai yra pati geriausia. Paskui jau 3, jau žmonėms atsibosta žiūrėti. Ypatingai man yra sunkiai priimtina, nekritikuoju, žmonės geriau už mane išmano, bet kada prasideda, pavyzdžiui, filme, matau kitą kartą, paimamas kažkoks planas operatorius. Ir taip ilgai lauku, ten visa kita, taip. Ir po to režisierius klausia, ką tai jūs to norėjot pasakyti. Tegul žiūrovas pats galvoja. Žiūrovas gali šitą. Aš suprantu šitą. Ir aš tą ir minėjau, pasikartosiu, kad neturi kūrėjas pateikti atsakymą. Jis turi sukelti, paskatinti, kad kiltų klausimai. Bet savo jis turi turėti atsakymą. Kodėl jis taip daro? Ir aš kai pasižiūriu, sakysim, tos filmus, kurie yra populiariausi pasaulyje, kurie gerai pastatyti, jau dabar ir lietuviai tą daro. Tokių gumos tempimų nebėra. Yra veiksmas, mes 21 amžiuje gyvenam. Ten, kur dabar greitai viskas vyksta, greitai susigaudom, greitai pasidarom visus dalykus. Taip sakant, taip, kad čia dabar kitas amžius yra ir mes jau turėtume nebevystyti tokių dalykų. Pasižiūrėkit klasikiniai operoj, personažas yra nušaunamas ir jis dar vos ne pusę valandos visų balsų sugeba išrėkti didžiulę ariją, nes jis dabar mirdamas, jisai dar kažką tokio pasako. Tiems laikams tai buvo normalu, dabar šiais laikais jau tai atrodytų kažkaip tai taip, jau turėtų būti kažkaip kitaip, jau jis turėtų greičiau numirti, jeigu jis miršta.